Taigi atėjo laikas pasimokyti padirbėti ir su failais, su tekstiniais failais ir šiandien bandysim nuskaityti kažkokius tai duomenis, gal žodžius, gal skaičius iš tekstinio failo ir juos naudoti skaičiavimams arba kažkokiam teksto spausdinimui. Tai visų pirma, ką reiktų žinoti apie darbą su tekstiniais failais? Na, turbūt tai, kad visų pirma reikia turėti tą tekstinį failą, iš kurio galim skaityti ir aišku reikia turėti jį su duomenimis. Taigi šiuo atveju bandysim iškart jį ir sukurti. Sukurti reiktų toje pačioje vietoje, kur yra išsaugotas jūsų projektas. Ir galima daryti keliais būdais, tai vienas iš jų spausti ten su dešiniuoju pelytės klavišu, pasirinkti naujas ir dokumentas tekstinis ar ne, ir kokius nori duomenis tokius įrašot. Sekantis variantas yra keliaujami failas arba new, empty file ir tada mes jį išsaugosim. Aišku, išsaugosim tekstinio dokumento tipu, tai yra, pavyzdžiui, a.txt, ar ne? Ir, žinoma, įrašysim. Taigi, turim tekstinį dokumentą a.txt ir vėlgi šitai vietoj galit pasižiūrėti, koks tai dokumentas. Aišku, mes gal visų pirma išsaugokim ir kažką bandykim parašyti jį. Na, tegul bus žodelis tekstas ar ne, ir gal vėliau kokį skaičių parašykim. Taigi dabar reiktų jį išsaugoti ir mes jau turim tekstinį dokumentą, aišku, čia mūsų projektas. Ir bandykim su visą tom pasidarbuoti. Taigi tekstinį failą turim, duomenis jame irgi turim, bandysim juos nuskaityti. Sekantis dalykas, ką reikia žinoti darbuojantis su tekstiniais failais, tai kad reiks įsitraukti naują biblioteką. Tai ir padarykim. Įtraukiam naują biblioteką ir jeigu ši biblioteka naudojama tekstiniam, tiksliau duomenim išvesti arba įvesti, ar ne, input arba output, įvesties rautai, tai čia bus failų srautai ir vietoj IO raidelių paprasčiausiai parašom F ir toliau lygiai tas pats stream. Pradžią pasiruošiam. Keliaujame mūsų pagrindinę programą main ir ten bandysim jau nuskaityti duomenis iš failo. Taigi, sekantis žingsnis mums reiktų kaip ir atidaryti tą failą arba susijęti kažkokį kintamąjį su tekstiniu failu. Tai yra if stream įvesties iš failų srautas ir susikuriam kažkokį kintamąjį, pavyzdžiui, duomenim skaityti def, tai bus duomenų failas ar ne, bet vėlgi kintamojo pavadinimą, šito kintamojo pavadinimą jūs galvojat kokį tik norit. Vėl patariu galvoti kažkiek logišką, kad nereiktų sukti galvos, ką jis gali simbolizuoti ir kam jis naudojamas. Iš pavadinimo turėtų būti aišku. Tai, o šitai vietoj mes įrašom būtent to tekstinio failo pavadinimą ir šiuo atveju bus a.txt. Jeigu jūsų tekstinis failas būtų išsaugotas ne toj pačioj vietoj kaip visas projektas, tai šitai vietoj reiktų nurodyti tikslų kelią, pavyzdžiui, C diskas, pasviręs brūkšnelis, C++ ar dar kažkas, grinai pilna kelė ir su failo pavadinimu. Taigi, jeigu saugosit projekto aplankę, jokių problemų nekils, nereiks kažką papildomai galvoti. Tai dar vieną dalyką iškart, ką galiu patarti, jeigu atidarėm failą arba, kitaip sakant, susijom kintamąjį su failu, mes jį turim kaip ir uždaryti. Tai yra duomenų failas ir close. Viskas, visa tai, ką naują išmokom, visi kiti žingsniai yra lygiai tokie pat kaip ir prieš tai daryti. Taigi bandysim nuskaityti, aišku, vėl
prieš nuskaitant turim pagalvoti, į ką įkelsim arba kam prilyginsim tuos nuskaitytus būtent duomenis. Ir šiuo atveju susikurkim keletą kintamųjų, kaip matėm, ten yra žodis, tai tegul bus char ir kažkoks kintamasis char, pavyzdžiui, žodis ar ne. Ir reiktų nepamiršti, kad daugiau kaip vienas simbolis, tai mes nurodykim, kažkiek vietos, tai užteks 10 raidžių, ar ne. Toliau yra skaičius ir sveikasis skaičius, tai galim sukurti tokį kintamąjį. Vėlgi primenu, kintamųjų pavadinimai kiekvieno reikalas. Kokius norit, tokius galvojat. Ir dabar keliaujam prie tos dalies, kur turim skaityti žodį ir skaičių iš tekstinio failo. Tai jeigu mes įvedėm kintamiesiem reikšmes juodam lange naudodami komandą cin, ar ne, tai šiuo atveju keičias, nes mes nebe į konsolinį langą, ne su konsoliniu langu darbuojamės, su failu. Tai vietoj cin rašysim df ir rodiklės tos pačios. Ir į ką norim įkelti būtent nuskaitytus duomenis. Tai kadangi pirmas žodis, tai taip ir parašykim. Sekantis skaičius. Vėlgi taip ir parašom, ar ne? Būtų dar kažkas, prirašytumėm vėl df, dar kartą df ir taip toliau. Galbūt panaudotumėm ciklą, jeigu ten daug kažkokių duomenų, kad mums palengvintų nuskaitimo darbą, bet pradžiai užteks tiek. Taigi, atsidarom failą, nuskaitom vieną kažkokią dalį, kitą dalį ir tiek, kiek jų yra, taip ir nuskaitom. Ir realiai mes esam viską pasidarę, išskyrus tai, kad negalim patikrinti, ar tikrai nuskaitėm, o patikrinsim atspausdinę savo duomenis. Taigi, pirmiausia atspausdinsim žodį. Ir vėlgi čia yra kintamojo pavadinimas, nepaprasčiausias žodis, taigi be kabučių rašom, o toliau gal padarykim tarpelį ir atspausdinkim dar ir skaičių. Belieka patikrinti, ar suveikia tai, ką parašėm, ir matot, kaip tik tą žodį ir nuskaito, tai yra tekstas, tarpelis ir skaičius, kuris ten buvo. Taigi, su skaitimu iš failo būtų tiek. Pagrindiniai dalykai tai, kad reikia pridėti naują biblioteką, fstream, atidaryti failą ir naudoti būtent tą kintamąjį, kurį priskyrėm tekstiniam failui nuskaitimui iš failo. Ir aišku, reiktų nepamiršti uždaryti tekstinį failą, kai jau atlikom visus nuskaitimo darbus. Taigi šiam kartui tiek, kitą kartą bandysim įrašyti tekstinį failą.